Pineto miestas, įsikūręs Adrijos jūros pakrantėje, populiarus ir mėgiamas poilsiautojų. Atvykti į jį nesunku, nes Adrijos pajūriu nutiestas daugiau nei šimtmetį skaičiuojantis geležinkelis. Nuo kitų Italijos kurortų Pinetą skiria ne tik beveik 10 km Adrijos pakrantės smėlio paplūdimys, bet ir jį lydintys pušų parkai. Didžiulių pušų parkų garsėjantis miestas dėl to kadaise gavo ir Pineto vardą. Mat itališkai Pineto reiškia pušyną. Pasodinti pušis kaip užuovėja nuo saulės kilo vienam italų aristokratui ir ekologui Luigi Filianiui. Taip norėta ne tik sukurti užuovėją nuo saulės, bet ir atkurti iškirstus pakrantės medžius. Pineta tuo metu tiesa besivadinusi Montignano kaimu ir buvusi šalia Atri miestelio, Filianis atrado aplankęs ir susižavėjęs jo pakrantę. Todėl šioje vietovėje 20 amžiaus pradžioje su šeima pasistatė ir įsikūrė viloje, kuri ir dabar dar vadinama Vila Filiani. Šiuo metu Filiani vila yra miesto centro simbolis, joje veikia muziejus apsuptas parkų, gavusių taip pat Filiani vardą. Vila yra Abrucų regioną reprezentuojantis architektūrinis statinys, todėl itin gerbiamas pačių miestelėnų. Iki Pineto vardo suteikimo vietovė esą ir buvo vadinama tiesiog Filianio vila. Nes be Čerano bokšto, kito Italijos simbolio, ir Filiani vilos nelabai kas tebuvę. Tiesa, nuo seno veikia geležinkelis ir geležinkelio stotis, o tai buvusi dar viena paskata kurtis miestui, kuriame šiandien gyvena apie 15 000 gyventojų. Taigi Luigi Filiani tikslas buvo sukurti žavingą pajūrio miestelį su daug žalumos. Ir panašu, kad jam tai pavyko. Filianių šeimos dėka čia pradėjo kilti Šventosios Agnetės ir Šventojo Silvestro eklektikos stiliaus bažnyčia su istoriniais Romos bazilikų romantikos ir gotikos elementų pėdsakais bei bokštų. Neilgai trukus vietovę atrado naujakuriai. Pinetas laikomas 20-ojo amžiaus pajūrio kurortu, o šimtmečius menančių istorinių statinių čia nedaug. 20-ojo amžiaus pradžioje tai buvo itin populiari kurortinė vieta su įvairiais renginiais, restoranais, barais, diskotekomis ir žaviais viešbučiais. Viena tokių Vila Padula, tiesa šiuo metu uždaryta remontui, sakoma buvusi viena pirmųjų viešbučių pastatų Pinete, suprojektuota 20-ajame amžiuje antrajame dešimtmetyje, kaip privataus chirurgo Francesco Padulos namas. Dėl šios priežasties dar ir vadinama Vila Padula. Gydytojas esą taip norėjęs pagerbti savo žmoną Aną, kilusią iš Atrio miesto, itin mylėjusią jūrą. Šiek tiek toliau už miesto mus pasitinka jau minėtas Čerano bokštas, dar vienas Pineto simbolis. Įsikūrę šalia Pineto ir jo paplūdimių ant kalvos, šis istorinis statinys mena 16 amžių. Kai buvo naudojamas gynybai nuo piratų ir nekviestų atvykėlių nuo dabartinės Kroatijos pusės, iki kurios apie 100 km. Šiuo metu bokšte veikia muziejus ir mokslinis aplinkotyros centras, nes bokštas ant kalvos šalia jūros ir Pineto paplūdimio. Garsėjantis baltų smėlių, mėlyna jūra, paplūdimio pramogomis ir atrakcijomis, jau kelis dešimtmečius Pineto paplūdimys apdovanojamas mėlynosios vėliavos ženklų, o tai reiškia, kad atitinka saugaus maudymosi, vandens kokybės ir švaros standartus. Populiarus ne tik vasarą, bet ir žiemą, Pineto paplūdimys itin mėgstamas ne tik turistų, bet ir pačių italų, vasarą suvažiuojančių iš įvairių Italijos vietų.